Nusipirkau aš kažkada plentinį dviratį, rimtą, normalų, naują, šiuolaikinį, karboninį. Ir susisukau aš ant jo platforminius pedalus, kaip šiuo atveju. Šitas Giantas tarnauja kaip kasdienis miesto dviratukas, o tada buvo toks pabandymui, ne pirmas mano plentinis ir esu su prisegimais pedalais važinėjęs, bet tai buvo pirkinys, kurį aš norėjau ištestuoti, prabandyti, pažiūrėti, kaip jisai elgiasi. Ir maršrutas buvo Norvegija. Norvegijos takai dviračių, Norvegijos keliai, kalnai, viskas tvarkoj. Vienas kolega, neprašytas, pamatė, kad aš su platforminiais pedalais ant lentinio dviračio, sakė, Igori, tu taip negali daryti. You can't. This is not acceptable. You ruin your bike. Okay, sure, dude. Tai tu negali taip daryti, tai nepriimtina, tu sugadini dviratį. Ir po kelių metų aš taip įstrigo man tą mintis, niekaip negalėjau jos atsikratyti ir iki šiol galvoju, o dviratis nėra tas daiktas, tas būtent laisvės apibrėžimas, kada tu gali daryti, ką nori. Tu nusipirkai dviratį ir darai tai, kas tau patinka, tai, kas tau tinka, tai mes turim savo fobijas kažkokias, galbūt mes nejaukiai jaučiamės, naujas dviratis, turim nepasitikėjimą kažkuo, tai galbūt mums tai patogiau, galbūt mūsų fiziologija būtent taip mums liepia daryti. Mano rūbai medvilnė 100%, džinsai, ilgom rankovėm, medvilnė. Viskas medvilnė, jokiais nesinaudoju ten, tarmiškai tariant, pampersais, šortais specialiais, balnelis be paminkštinimų. Tiesiog taip važinėjau ir atradau, kad tai ir yra man patogiausia. Tai ir yra ta apranga, kuri man labiausiai tinka. Nes su dviratininko apranga, kuri yra 100% dirbtinė, sintetinė, pasirodo, mano kūnas su juo labiau prakaituoja. Pradedant nuo kojinių, baigiant viršutinę dalim, jeigu aš užsidedu, man net nereikia pradėti nei mint, nei sportuoti, nei judėti kažkaip, tiesiog pradeda prakaituoti. Ir aš negaliu nešioti kojinių sintetinių. Man atrodo, kad aš šlapės nuolatos, nusiemu batus, net su batais nereikia būti, galiu namuose užsidėti sintetinės kojinės ir man prakaituoja. Pabandžiau tiesiog kasdieniais rūbais apsirengti, pasirodo galima ir netgi visai komfortiškai. Tai kartais jūs nusiperkat dviratį ir pradedat visą ekipiruotę, nuo pedalų, batai, apranga, viskas pagal kažkokį tai standartą, pagal kažkokius tai kriterijus, pagal rekomendacijas, klausinėjat, Igori, kaip daryti tą, kaip aną, nežinau, aš nežinau. Ir šitoje vietoje galbūt reikėtų sustoti ir pagalvoti, ar tau to reikia. Stop. Dabar pasakyk ir sau, ir kitiems stop. Nepasitaręs su kineziterapeutu, ar vaistininku, ar gydytoju, nedaryk skubotų išvadų, neprisidaryk bėdos. Žiūrėjom toliau. Skirtingi dviračiai, nauji, seniai, skirtingos disciplinos, apranga, jos nebuvimas. Atrodykit keistuoliais, bandykit, mėgaukitės, važiavom, išnaudokit visas galimybės. Kai jau tau 40 metų, pradedi suprasti, link ko viskas juda ir
kažkaip ir nesinorėtų, kad visi tavo patyrimai būtų kažkieno kito patyrimais. Atraskit save. Video labiau toksai pamąstymui, bevažinėjant, sugalvojau įrašyti. Ate.